Iš pelenų į gyvenimą. Iš Evangelijos pagal Matą. Prašykite ir jums bus duota, ieškokite ir rasite. Belskite ir bus jums atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa ir beldžiančiam atidaroma. Argi atsiras iš jūsų žmogus, kuris savo vaikui prašančiam duonos duotų akmenį? Arba jeigu jis prašytų žuvies, nejaugi paduotų jam gyvatę? Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų dangiškasis tėvas duos gerą tiems, kurie jį prašo. Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite, nes tai yra įstatymas ir pranašai. Tai viešpaties žodis. Ar mes blogi? Taip. Jei atidžiai pažvelgtume į savo mintis ir elgesį, atrastume, manau, daug blogų minčių, norų, nesubalansuotų impulsų. Esame blogi, bet tuo pačiu metu gebame daryti gerą, bent jau artimiausiams žmonėms. Kiekvienas tėvas padarytų viską dėl savo vaikų, ar ne taip? Niekas iš mūsų nelinkėtų ligos ar mirties mylimam žmogui. Kodėl tada kartais manome, kad Dievas siunčia mums nelaimę? Kodėl kaltiname jį dėl blogio, kuris mūsų ištinka gyvenime? Kodėl vis dar jam nepasitikime, manydami, kad jo valia mums reiškia tik sunkumus ir iššūkius? Pats Jėzus šiandien sako, prašykite ir gausite. Jei galime duoti gerus dalykus tiems, kuriuos mylime, kodėl turėtume manyti, kad Dievas elgiasi kitaip? Jis pirmasis rūpinasi mūsų laimę. Jis nori, kad mūsų gyvenimas būtų prasmingas, sėkmingas, gražus. Jis yra geras tėvas ir niekada nepadarytų mums žalos. Niekada. Jis nori tik tai žmogaus laimės. Nebijokite prašyti. Bet atsiminkite, kad Dievas geriau žino, ko mums reikia, nes jis yra išmintingas. Pavyzdžiui, jei motina įvykdytų kiekvieną vaiko norą, ar iš tikrųjų padarytų jam gerą? Taip pat dažnai ir mes nežinome, kas mums yra geriausia. Nes esame riboti žmonės. Nematom visko, nesuprantam visko. Pasitikėkite, kad Dievas visada atsako į maldas. Nesikoncentruokite tik į savo prašymą, kaip vaikas, kuris negavęs to, ko nori, iš karto pyksta. Kai meldžiatės, patikėkite tai Dievui. Išreiškite jam pasitikėjimą, žinodami, kad jis žino geriau, ko jums reikia. Tėve, mano Dieve, tu mane sukūrei ir mane labai myli. Ir aš kaip vaikas turiu daug prašymų. Ir žinau, kad kiekvienas iš jų yra išgirstas. Prašau tavęs, padėk man plačiau atverti akis ir patikėti, kad tu tenkini mano poreikius išmintingu būdu. Nuo šiandien, prašydamas bet ko, palieku tau laisvę veikti, nes tu žinai geriau. Nebenoriu būti kaip vaikas susikoncentravęs į savo norus, bet kaip suaugęs žmogus noriu tavimi pasitikėti, žinodamas, kad niekada manęs nepaliksi vieno ir visada būsi šalia, duodamas man tai, ko iš tikrųjų man reikia.
pasitikiu tavimi. Amen. Iš pelenų į gyvenimą.